Labukas, aš su jumis sveikinuosi šiek tiek iš neįprastesnės vietos, nes aš skelbiu naują rubriką Pabaigtukų apžvalga. Turiu šio mėnesio pabaigtukus. Na, ne tik šio mėnesio, čia yra ir kovo mėnesio, ir šiek tiek sausio mėnesio, tad apžvelgsim mano pabaigtukus. Kaip matot, toks didelis maišas yra. Na, tai pradedam. Savo pristatymo video minėjau, kad čia didelis maišas, iš tikrųjų pajuokavau, nėra jis toks didelis, bet čia jau yra prisikaupę, tad pradėkim. Pirmasis mano beveik pabaigtukas, čia jo dar yra Victoria's Secret dulksna. Aš šiaip labai mėgstu Victoria's Secret dulksnas, jos visos labai skaniai kvepia ir man ilgai užtenka. Ir šita tokia saldi, sakyčiau, saldoka, bet patiko šiaip. Tokia va, toks pabaigtukas. Man patinka, bet šiaip aš galiu tą patį sakyti apie visas Victoria's Secret dulksnas, nes man jos visos labai patinka. Toliau, kvepaliukai. Pirkau iš Eurokoso, labai smirdi, bet kadangi aš esu, jau tokia skupa, aš privalau viską iki paskutinio lašo išspaust ir niekam nepatiko išsėsti mano, tai turėjau aš jų purkštis. Iš Eurokoso, pigus, gal 5 eurus tai mokėjau, bet taip neskaniai kvepia. Ta prasme, labai neskaniai kvepia. Toliau, pudra tokia. Aš jau čia praardžiau. Tokia paprasta, nepasakyčiau, kad čia kažkokia labai ypatinga. Išsinaudojau, norėjau pabandyti iš Evelyn. Pudra kaip pudra, nieko ypatingo, vienu žodžiu. Toliau. Šita Biodance kaukė. Ją reikia laikyti 3-4 valandas, aš ją vakar išbandžiau. Buvo labai sunku išbūti su tokiu svetimkūniu ant veido. Bet susitvarkiau visus namus ir ta kaukė žiauriai gerai laikėsi ant veido. Ta prasme, nei biškį neatsiklijavo. Tokia jinai yra gliti, želatininės tekstūros. Labai sunku užsidėti, nes aš ją netgi įdriskiau šiek tiek. Tai labai kreivai pirmam kartui užsidėjau, tai žodžiu, jinai tokia yra trapi labai kaukė, bet jinai tapo skaidri, kaip visi sako, tai čia nebuvo melas. Oda netapo stebuklinga, net jaunėjau, nesuplonėjau, kaip sakoma, bet jaučias primaitinta tokia šiek tiek, kaip iš paprastos kaukės, bent jau mano tokia nuomonė yra. Toliau vėlgi kaukytė, čia aš ją naudojau tikrai ne šį mėnesį, kokį vasarį, ko aš neprisimenu, senai stojo tarp mano pabaigtukų, paprasta kaukė, eilinė. Toliau. Iš Notino užsisakiau tokį kūno šveitiklį, pabandyti. Labai toks dažantis, nežinau kaip pasakyti, toks yra geltonas ir toks jausmas, kad jame labai daug dažų, tų geltonų. Labai ryškus, toks pigmentuotas, tai nežinau, toks nelabai patiko man. Ir maža pakuotė, labai maža. Labai ryškus toksai. Toliau. Kvepaliukai iš vėlgi Eurokoso, Nike. Kaip jie skaniai kvepia, žinokit. Šįkart šitie labai skaniai man kvepia asmeniškai, palyginus su šitais, šitie labai skaniai kvepia palyginus su šitais kvepalais. Ir šiaip man patiko, jis naudoja greitai. Galbūt pirksiu kažkada. Toliau iš Hair Care Panda serumiukas plaukų, toks va, jau senai jau nebėra, serumiuks kaip serumiuks, tik tiek, kad kvepia labai skaniai, bet nežinau, neypatingas. Toliau, galvos odos šveitiklis, labai stiprų mėtinį kvapą turi ir vėlgi, toks pigmentuotas, mano galva visa juoda buvo, nes jisai buvo juodas,
kvepia mėtom, o man mėtos labai nepatinka. Nu, šakės aš negaliu nei mėtinės gumos valgyti, nei pastilių. Nu, ne. Kvapas su kvapu dar šiaip ne taip, bet jau skonis, tai nelabai linkčiau prie tos. Ir labai visą galvą juodą buvo. Vėlgi, tos firmos, aš nežinau, gal specialiai ta pigmentacija tokia yra stipri. Taip, kaip dažytų. Nu, šiaip nusiplauna ir ta vonė, ir ta galva man išsiploja, bet kažkaip keistai, labai keistai. Toliau mano pabaigtukas, labai mėgdavau Kilig produkciją Skincare Routine, veido priežiūros rutinai. Anglicizmus vartoju, atsiprašau. Latos. Filtras šakiniai, nesvarbu. Nu, šveitiklis kaip šveitiklis. O kadangi labai mėgstu Kilig produkciją, tai aš išbandžiau Kilig šveitiklį. O tą Kilig produkciją veido priežiūros rutinai aš mėgdavau, dėl to nes yra pigi ir gana veiksminga, bet šveitiklis, nepasakyčiau, kad ypatingas. Šveitiklis kaip šveitiklis savo darbą atlieka, bet kad kažkoks ypatingas būtų ir panašiai, ne, tik jisai pigus yra, nebrangus jisai. Tai gal dėl to susigundžiau. Toliau, mano mėgstamiausia dušo želė, taip skaniai kvepia. Ir jos kiek ilgai užtenka, apie šitą galiu sakyti, kai jinai patinka, aš ją labai mėgstu, jinai labai skaniai kvepia ir jos yra labai daug. Tai galiu pasakyti, mua, ir dar kartą mua. Žiauriai patiko, žiauriai faina, labai daug patiko. Toliau, kas matėt mano vlogą iš Lenkijos, tai aš parsivežiau lauktuvių sau. Tai viena iš lauktuvių tokia kaukė. Nieko aš apie ją negaliu pasakyti. Kaukė kaip kaukė. Nu ir paskutinis, bet pats neprasčiausias, tai yra apsauga nuo karščio. Geras, apsaugo, ilgai užtenka, viskas su juo yra gerai, patogus. Nu, biškį primena kaip langų valiklį, bet šiaip patogus, man patiko. Geras. Neblogai. Taigi, apibendrinant noriu pasakyti, kad pats nemėgstamiausias produktas buvo šitie kvepalai, o pats mėgstamiausias buvo šita dušo želė. Štai kiek mano kosmetikos išnaudotas, čia visas turtas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šią mano trumpą naują rubrikėlę pabaigtukui. Tai tikiuosi, kad jums patiko, labai greitai norėjau papasakoti, labai daug neišsiplėsti. Ir tikiuosi, kad atrasite galbūt kažkokių idėjų iš manęs, ar šiaip bus įdomu žiūrėti. Taigi ačiū jums, kad apsilankėte pas mane ir pasižiūrėjote. Taip pat turiu naujienų dėl video, nekėliau kovo mėnesį, nes labai užimtas mėnuo buvo, daug paskaitų, daug atsiskaitimų ir panašiai. Taigi vlogai bus netgi 2 šį mėnesį, vienas už kovo mėnesį kovo, o kitas balandžio mėnesį, tai laukite artimiausiamis dienomis bus mano video vlogai. Taigi iki kitų kartų.